Sveiki, draugai. Norėjau įrašyti trumpą įrašą, nes žinau, kad yra žmonių, kurie domisi, o kągi aš veikiu Dubajuje ir kaip man sekasi, būtent Vselenkos mokymuose. Taip, iš tiesų aš atvykau tam, kad praeičiau dar vienus iš paskutiniųjų mokymų, būtent pagal Leonido Talpio metodą. Iš tiesų mano kelias šiame procese prasidėjo prieš beveik 2 metus, kuomet aš išgirdau vieną įrašą, man labai surezonavo. Aš supratau, kad būtent tai yra ta pasaulėžiūra, tas kelias, kuris man yra artimas, ir aš nedvejodama nėriau ir nuo to momento lig šiol ir nežadu to mesti, nes tai yra labiausiai man priimtinas būdas, kurį esu iki šiol radusi. Kas mane pažįsta, žino, kad aš nesu psichologė nuo jaunystės. Aš po emigracijos baigiau aukštąją astrologijos mokyklą. Ir tuo metu, kai pasirodė mano horizonte būtent Talpio dėstoma Vselenka, aš nėriau ten ir dabar sėkmingai derinu tiek astrologiją su šia terapija, tiek vieną terapiją ir matau tos rezultatus, kurie iš tiesų yra stulbinantis. Taigi, trumpai apie ką šie naujieji mokymai. Šiuose mokymuose, kadangi mokymai yra padalinti temomis, tai šių mokymo temos buvo tokios kaip baimės, kokios yra mūsų pagrindinės baimės, kiek jos vietos užima mūsų gyvenime, 10 balų sistemoje, kokio dydžio tos baimės, ir tuomet terapinis kelias tas baimės pakeisti stiprybėmis. Bet ne visada tos baimės, kurios mums atrodo mūsų baimės, yra tikrosios. Nes, tarkim, populiariausia baimė tokia kaip socialinė programa, baimė likti be pinigų, baimė likti be resursų, baimė likti vienam, baimė būti atstumtu, bet už šių baimių slepiasi iš tiesų tokios didesnės baimės, kaip likti be Dievo viduje, be tos vidinės atramos, likti be meilės, apie kurias mes apskritai savo gyvenime net nesusimastome. Taigi buvo atskleistos tokios, sakykime, gilios prasmės. Kita tema buvo valdžia, vidinė ir išorinė valdžia. Kaip mes organizuojame savo valdžią gyvenime. Ar apskritai mes turime šį įrankį savo gyvenime, ar mes dar po šiai dienai kūrėme valdžią daužydami puoduką į grindis iš vaikiškos pozicijos. Ir labai dažnai galima buvo pamatyti, kaip vidinė valdžia, iš tiesų, kaip mes su savimi elgiamės, taip sakant, privartaudami save, daryti kažką tai, ne iš meilės, o iš prievartos. Taigi iš tiesų labai gilios ir įdomios temos apie valdžią, nes valdžia tai yra tam tikra resursų paskirstimo galimybė. Ir kai aš turiu savo gyvenimo valdžią savo rankose, kai aš atsakinga už pasekmę savo valdžios ir kai aš tą kuriu iš savo suaugusios pozicijos, tuomet ir mano gyvenimas yra kitoks, tuomet ir mano įvykiai, kurie kūrėsi pagal mano vidinį atspindį, yra kitokie. Taip pat buvo temos vidinė ir išorinė beprotybė. Labai irgi įdomios temos, nes mes beprotybę laikome kažkoks nuvažiavimas nuo stogo, tai yra liga, ten yra palata, priežiūra ir raminantis. O iš tiesų beprotybė tai yra energija, be kurios didieji kūrėjai ar kūrėjai įkvėpėjai, kurie gamina iš tiesų kažką unikalaus, kūrė unikalumą, tai yra ta beprotiška energija sublimuota į kūrybą. Tai paprastai žodžiais, būtiškais nepaaiškinti, bet kartais terapijose mes matome, kaip sistemoje pasirodo tokios asmenybės, kurios neša būtent tos kodus. Taip pat dar kita labai įdomi tema buvo gyvenimo kontekstai.
Ir tai buvo labai įdomu pamatyti poroje. Galima įsivaizduoti, truputėlį pasakosiu praktiškiau. Yra vyras ir yra moteris. Ir iš tiesų, baziškai mes galime patikrinti pagal savo energetinius centrus, nes kiekvienas energetinis centras yra susijęs su tam tikra sritim. Jeigu pirmas energetinis centras būtent yra įsižeminimas, mano bazinis saugumas, tai čia viršuje yra mano ryšys su Dievu, nieko, kaip sakyti, naujo. Bet kai aš esu moteris, mano energija dirba vienu ritmu, kai į mano lauką ateina partneris ir mes einam su juo į ryšį, mano energija dirba kitaip. Ir tokiu būdu aš partneriui sukuriu tam tikrą kontekstą ir partneris man sukuria tam tikrą kontekstą. Ir kai mes įeinam abudu į santykius, kalbėti jau Vselenkos taip vadinamų žargonų, mes kūrėme viens kitam tokius kontekstus, pagal kokias programas mes gyvename. Tai, kas pas mus yra meilė, jeigu man meilė yra skausmas ir vienišumas, tai mano partneris padarys viską, kad man atkurtų būtent tą scenarijų. Čia yra jau terapiniai dalykai, gilūs terapiniai dalykai, kuriems iš tiesų reikia specialisto kaip veidrodžio, nes mes savo negydome nei dantų, negalime savo pasižiūrėti be veidrodžio į užpakalį. Atsiprašau už tiesmukumą, bet kartais mes save iš tiesų nuvertiname ir galvojame, kad tai yra nesąmonės, mes ten, kaip sakoma, gyvenam taip, mūsų šeimoje taip visi gyveno ir nėra ko išsikišti. Bet tai sako ne mūsų sąmonė, kuri iš tiesų nori šviesos, laisvės, ryšio su savimi, saugumo jausmo ir polėkio, bet tos programos, socialinės programos, jų yra labai daug lygių. Apie tai irgi buvo šneka, bet ko gero apie tai dabar neminėsiu, nes yra toks pakankamai provokuojantis momentas. Jas galime pamatyti tuomet, kai mūsų pasaulėžiūra apskritai yra šis žargonas. Kai mes galime sau leisti suprasti, kad mus valdo programos. Labai paprastas pavyzdys ir tai yra moksliniais, ne tai kad moksliniais tyrimais, bet medicininiais aparatais įrodyta, kad prieš tai, kai pakelti ranką, mūsų smegenyse įvyksta signalas pakelti ranką. Tuomet klausimas, kas kelia ranką, kas valdo mano smegenis. Tai yra tos programos, taip toks trumpai įvadas. Ir gyvenimo scenarijai. Tai pasakiau, kad poroje mes galime pamatyti, kokiame lygyje aš formuoju kontekstą savo partneriui ir kokiame lygyje formuoja kontekstą man partneris. Ir mes galime pamatę tai, surasti priežastį ir tai pakeisti. Ir universalios terapijos metodas yra unikalus tuo, kad jis yra paprastas, lengvas, jame daug humoro, jis yra gilus. Jis eina į tokius gilius lygius be dabartinio gyvenimo, kur gali būti priežastys ir prenataliniam periode, ir gimimo metu, ir mūsų gyvenimo metu, šeimos sistemoje, ką apima šeimos konsteliacijos. Bet einam į reinkarnacijas. Ir mūsų sielos, mūsų dvasios yra antiek plačios, kad mes turim reinkarnacinių patirčių tarp planetinių. Iš tiesų kartais juokiamės, kad Vselenko yra ne tik daug magų, bet ir daug ateivių, kurie suskrenda. Kartais pažiūri žmogui į akis ir supranti, kad jo dalis kažkokia tikrai ne iš šios planetos. Bet šiame juoke yra dalis juoko. Ir kita dalis iš tiesų žmonėms labai palengvėja, kai jie supranta, kad juose yra kažkokia tai užlikusi dalis, kuri čia šitoj žemėje, jai buvo labai sunku. Čia toks. Yra dalių mūsų sielos, kurios gali būti užstrigę kitose paralelinėse realybėse, kitame laike. Ir tie mūsų visų bijomi, pabelsti į medį, užkeikimai, nužiūrėjimai, būtybės, visa tai yra realu ir joks kitas metodas į tai neina. Yra žmonės, kurie tai tiki, kurie eina pas šamanus, bet visa tai yra antiek realu, kaip ryte išgerti kavos, suvalgyti kiaušinių, nueiti į darbą. Tai yra, mes esame energetinės būtybės ir svarbiausia, kad ne tai, kas mums kažkokį poveikį daro, bet kas mumise yra tokio, išdidumas, baimė, nerimas, godumas, kas pritraukia tai.
Ir tai visuomet yra dvipusis judėjimas. Taip kad va, tokie pasidalinimai šiandien iš Vselenkos. Aš čia pasidėjau savo truputėlį turinį, kad pasižiūrėčiau apie ką. Rytoj prasideda nauja dalis. Tenai bus kalba apie egregorus. Ir ko gero apie ją įrašysiu kitą video, pasidalinsiu. Jeigu kam įdomu, rašykite klausimus, komentuokite, aš mielai įrašysiu dar vieną video. Žinau, kad visų laikas brangus ir man tiesiog nebuvo laiko prisėsti parašyti teksto. Aš tiesiog sugalvojau pasidalinti tą būseną, tą energiją, kurią išsinešiau iš mokymų su jomis, nes tai yra iš tiesų labai vertinga. Talpis neveda labai daug gyvų renginių, nes jisai toliau tęsia metodo tyrimą, o jo mokiniai iš viso pasaulio iš tiesų suskrenda, pas mus atsiranda ir galimybė ne tik pakeliauti, pamatyti, tarkim, Dubajų, tą pajausti Dubajaus gilę gausos energiją, kuri iš tiesų yra labai stipri, ir pamatyti tas salas, palmes, ar dykumas, ar pastatus, dangoraižius. Iš tiesų tai yra puikia galimybė, kurią irgi nelengva buvo leisti savo, bet kai supranti, kas tau svarbu, tuomet antriniai nesvarbus dalykai, jie nueina į antrą planą ir kažkaip atrodo įsijungia gyvenime antras kvėpavimas. Tai vat, apie tą savivertę irgi visuomet yra svarbu ją jausti ir kiek širdies laukas jisai auga, tiek ir savivertė auga, ir jeigu mes esame sistemos dalis, tai tą sistemą galima keisti iš bet kurio taško, kuomet keičiasi bet koks sistemos taškas, iš kvantinės psichologijos keičiasi visa sistema. Taip kad mes kiekvienas keisdami kažką savyje, mes keičiame visą sistemą. Tarkim, kažkas tai truputėlį tampa geriau. Taip kad su dideliais linkėjimais iš Dubajaus ir iki pasimatymų. Labai būsiu patenkinta, jeigu paspausite pirštą, padėsite širdutę, pakomentuosite. Iš tiesų ne visada lengva yra pasakyti savo pasaulėžiūrą viešai, bet aš manau, kad ateina toks laikas, kuomet tikrosios vertybės užima savo vietą. Taip kad visiems su šilčiausiais linkėjimais iš Dubajaus.